Vidutiniškai per metus praleidžiame apie 2000 valandų dirbdami su traktoriumi. Australijoje tokios žemės ūkio sąlygos ir turime su tuo susitaikyti. Esu Markas Mason, žemės ūkio įmonės Ceres generalinis direktorius. Vadovauju ūkininkavimo veiklai apimančiai 30 000 hektarų naujajame Pietų Velse, Australijoje. Įprastai kasmet nupjauname apie 12 000 hektarų žieminių pasėlių ir 3 000 hektarų vasarinių pasėlių. Miežiai yra mūsų pagrindiniai javai. Likusiuosius žieminius pasėlius sudaro kviečiai ir avinžirniai. Sorgai – tai mūsų vasariniai javai. Tai yra pasitenkinimą keliantis darbas. Mes padarome daugybę darbų. Tai didelė veikla, kuria užsiimame šiandien. 20 000 galvijų, kuriuos auginame šiaurėje. Mes paruošėme apie 50% savo galvijų vietiniai rinkai ir likusieji 50% keliauja eksportui. Per savaitę parduodame 2000 galvijų. Tai yra tikrai didelis skaičius. Be žmonių, kurie mums dirba, mūsų verslas nebūtų išsivystęs ir užaugęs iki tokio dydžio, koks yra dabar. Aš didžiuojuosi tuo. Mes sudarėme tokią puikią žmonių komandą. Galvijų šeriame garuose šutintų ir ataušintų dribsnių davinių, kurį daugiausia sudaro miežiai. Mes šutiname grūdus garuose maždaug 40 minučių 100 laipsnių temperatūroje. Turime vienintelę dribsnių šutinimo garais ir aušinimo gamyklą Australijoje. Kiek žinau, buvome pirmieji taip išplėtoję papildomą galvijų šerimą aptvare. Mūsų manimų prie gyvūnų gerovės labiausiai prisideda tai, kad jie būna ganyklinėje aplinkoje. Tad mūsų laukai ar aptvarai yra panašaus dydžio nepriklausomai nuo to, ar juos šeriame. Šiuo metu mūsų gyvuliai per dieną vidutiniškai priauga po 2 kg svorio. Turime 28 sunkvežimius, tad svarstome apie maždaug 200 000 galvijų auginimą per metus. Vadinasi, į mūsų darbą įeina ir logistika. Kiekvieną dieną susidurime su iššūkiais, nuo personalo valdymo iki atvejų, kai kas nors vyksta negerai. Jei nesistengsite tobulėti, eisite tik atgal. Didžiausių iššūkių Australijos ūkininkams tampa klimatas ir jo kintamumas. Visi metai skirtingi. Mes turime keisti savo veiklą priklausomai nuo metų sąlygų. Derliaus nuėmimo metu dirbame maždaug 8 savaitės iš eilės, 24 valandas per parą. Sodinimo metu vyksta tas pats. 950 traktorių modelis. Šie traktoriai tinka viskam, jie praktiškai niekada nesustoja. Mes naudojame Claas gaminius, nes jie atlieka savo darbą, yra efektyvūs ir juos lengva valdyti. Savo versle sunaudojame apie 3 milijonus litrų dizelino per metus, tad mums išties svarbu, jei galime sutaupyti šiek tiek kuro. Puikus darbas, tai pasitenkinimas matant, kad darbas yra atliktas gerai. Puikus darbas yra tai, kad gaminame produkciją, kurią galime pagrįstai didžiuotis ir kurią žmonės nori valgyti. Aš užaugau ūkyje. Mano šeima ūkininkavo Australijoje nuo 1830 metų. Verslą pradėjome nuo 2 žmonių, o dabar turime virš 100 darbuotojų, dirbančių visą darbo dieną. Po savęs norėčiau palikti tvarų ir pelningą verslą. To ir turėtume siekti. Manau, kad mūsų kryptis teisinga.